Sporto prekių parduotuvėje Decathlon prie matavimosi kabinų uoliai dirba Danielius ir Karolis. Vaikinas šioje įmonėje atsidūrė socialinės įdarbinimo agentūros SOPA dėka. Mes turime ilgametinę jau partnerystę su SOPOS organizacija. Jau jeigu neklystu, bendradarbiaujam kažkur apie 4 ar 3 metus. Labai džiaugiamės, kad jie mums pastoviai atrenka gerus darbuotojus, kurie puikiai funkcionuoja, atlieka savo darbo pareigas. Šiaip labai džiaugiamės bendradarbiavimu. Mūsų Decathlon pagrindinė vertybė yra autentiškumas. Todėl mes priimam visus žmonės nepriklausomai nuo jų kūno spalvos, plaukų spalvos, charakterių bruožų. Mes priimam visus, taip pat ir žmonės su negalia. Jie edukuoja žmonės, parodo, jog žmonės turintys negalią taip pat gali integruoti, socializuotis kartu su kitais darbuotojais ir parodo tai, kad žmogus turintis negalią irgi yra žmogus, kuris gali dirbti ir gali integruotis visuomenėje. Norėčiau dar paminėti, jog visi žmonės dirbantis pas mus prie kabinų yra SOPOS darbuotojų dėka. Decathlon atstovė Dorota teigia, kad negalia nėra kliūtis žmonėms dirbti produktyviai, o Karolio pastangos ir užsidegimas labai džiugina visą kolektyvą. Karolis ir kiti žmonės turintys negalią pas mus atlieka darbo funkcijas prie matavimosi kabinų. Jų darbas pagrindinis yra prižiūrėti tvarką matavimosi kabinose, kad nebūtų perpildyti rūbais, paskui lankstyti rūbus, kabinti juos ant pakabų ir išnešioti po skyrius. Karolio darbas yra svarbus tuo, jog jis palengvina darbo procesą mūsų skyriaus darbuotojams, kadangi jiems jau nereikia daugiau eiti į rūbinės, prižiūrėti jų tvarką. Tam jau yra Karolis ir kiti darbuotojai, kurie prižiūri tai. Jie labai greitai ir efektyviai susitvarko su rūbų lankstymu ir išnešioja po skyrius. Na ir šiaip mūsų klientus visada pasitinka švarios rūbinės ir tai padidina mūsų patenkintų klientų ratą. Karolis yra ilgametis SOPOS klientas, kuri jam įsidarbinti padėjo jau ne pirmą kartą. Prieš darbą Decathlon vaikinas ilgus metus dirbo gamybos įmonėje. Karolis pasakoja, kad svarbiausia nenuleisti rankų ieškant darbo. Gali būti daug nesėkmių, tačiau svarbiausia nepasiduoti, nes gyvenimas turint galimybę dirbti ir užsidirbti pasikeičia į gerą pusę. Pasikeitė, radau naujų kolegų, radau ir draugų iš. Nereikia, nepraleisti visą laiką namie ten. Tarp 4 sienų, taip, kad ten geriausia kažkaip jau. Ir jautiesi kažkaip, kad ten dirbėjau kažkokią. Ir prasme yra, kad jau ten. Kad užsidirbė kažkiek jau savo išvaidom.